Labadiena, mano vardas Vitalis ir sveiki atvykę į mano 43 kvadratų garažą. Sveiki atvykę į mano garažą, nieko čia ypatinga, kartais stovi mašina. Šitas garažas prasidėjęs nuo kačialkas, kurią parodysim čia. Tai yra viskas, ko reikia tikram užsikačialinimui, jeigu netingi ir tą darai, tai viskas gaunasi gerai. Hanteliai, reguliuojamo svorio ir galima padaryti nuo 2,5 kg iki 24 kg svorio. Kaip tyčia dar jūsų nuploviau. Mano sportas buvo kačialka, vadinama ta senoji. Nežinau, ten nesivaidino niekaip kitaip, kaip ten dabar crossfitas. Tikrai tokį pavadinimą mes nežinojom, kai man buvo 14 metų. Nuo 14 iki 35. Tai pradėjau lankyti Vilniaus universiteto sporto salę. Ten su visais tais banditais, kaip aš sakau, kurie buvo treneriais, kur sakydavo apšilimas, kas auga, sako, apšilimo metu. Kuris raumuo, sako, bicepsas ar krūtinė. Tai gamtas apšilimas. Prieš pradedant dviračius svėriau 100 kg. Dabar svėriau 85. Deadliftą darydavau su 107. Bet legalus dalykai, nelegalių tai negeriam. Aš 19 metais pirmą kartą sudalyvavau šitose velomaratone. Gal kelias dienas prieš įsigijau tą plentinį dviratį, tada sužinau, kad reikia tų plentinių batų ir išvakarėse prieš velomaratoną nusipirkau plentinius batus, pasitreniravau čia kieme prisisekti. Nu, žodžiu, kai ten pasakė tą startą, žinai, per velomaratoną, tai aš ten, žinai, iš to jaudėlio, aišku, neužsisegiau, likau paskutinis. Ir mane nuėmė, žodžiu, po 3 ratų, nes mane tie 5 ratininkai aplenkė jau ratų 4 ratą, tai, žodžiu, nuėmė, tai man nuo to laiko, žinai, kyla tokia, kad, wow, žinai, tos varžybos kažkokios nerealios. Ir užkabino šitas visas reikalas. Pirmas išvažiavimas į tą plentą, ten, žinai, 7-8 km, žiūri, ten visi tą ranką kilnoja, žinai, pažįstamų visokių pilna ten sportininkų, tai labai kažkaip sužavėjo. Man tas laisvas pojūtis. 20 metais per tą koroną, kai baigėsi visi darbai ir taip toliau, tai ką, mano buvo tikslas. Taip ir gimė 1000 km dviračių apkeliauti šitą visą Lietuvą. Ir aš, kadangi galvojau pradžioje, kad nuvažiuosiu iš Vilniaus į Palangą tiesiog, tiesiai, tai manęs vienas žmogus paklausė, man rodo, dar tada Umaruose, žinai, per kiek valandų, sako, žodį nuvažiuoti. Aš sakau, per 8 dienas galvoju, žinai, tai ta prasme, tokie skiriasi supratimai. Pakviečiau daug įdomių žmonių, pasidariau savo tokią dovaną gimtadienio progą, filmavimo komandą, tiesiog galvoju, įamžinsiu, žinau, tada kaip gavas, taip gavas. Paėmiau ir nuvažiavau su tokiais zigzagais per daug miestų su dviračiu iš Vilniaus į Nidą buvo galutinė stotelė. Taip ir prasidėjo mano ta dviračių kelionė. Tai viršų užkeltas MTB, apačioje gravelis, čia ant staklių pastatytas plentinukas į Irminų. Dabar, jeigu matosi, tai perdažiau naujom spalvom, tai dabar ir ratus persidažiau, ir priekį, ir galą, patį dviratį, ir galvojau, kad, nežinau, dabar tokia mintis, kad ilgai jo nekeisiu, bus toksai mano džiaugsmo dviratis, žinai, net. Nu ką, tada atsirado, aišku, MTB ten labai greitai, užsidėjom karboninius sienos ratukus. Čia nėra jokios elektros, šitas dviratis man patinka tom, kad neturi jokių elektrinių grupių, ten, žodžiu, tiesiog atsisėdi ir išvažiuoji ir nieko gali nepamiršti, tu ten pakrovęs ar nepakrovęs, tas labai mane kartais džiugina, tiesiog pasinert į nuotykius. Bet MTB, aišku, labai daug dėmesio dabar neskiriu, tai pagrindinis yra gravelis, realiai, nes kažkaip smagiausias dviratukas šiuo momentu. Graveliuką irgi pilnai apsiklijavau plėvelę, nes jau čia buvo nudilimų, padaužimų, tai, žodžiu, čia tai viskas apsaugota iki maksimum, kaip ta močiutė pultą įdeda į tą plėvelę, tai panašiai. Sakiau, kad realiai niekam netinkamas dviratis, nei greitas plente, nei greitas ten, kur reikia su MTB, bet, žodžiu, visgi kažkaip tai supratau, kad turbūt geriausias dviratis šiuo momentu. Iškibitskiai irgi veikia, žinai. Iš tikrųjų, tai dviračiuose kaip yra, kadangi važiuoju daugiausiai su Evaldu ir su Valdemaru, savo tais komandžiokais, tai labiausiai norisi aplenkti juos, dėja, kažkodėl taip yra, aš nežinau. Nėra tokio komandinio darbo, žinai, vis tiek yra tarpusavį, žinai, viens kitą, žinai, kas yra greitesnis. Dabar važiuojam į Tailandus visokius ten su šeima, grįšim 2 savaitės, pabūsim ir važiuoju į Portugaliją 10 dienų su graveliu. Tai aš, spėkit, ko labiau laukiu, ar Tailando, ar Portugalijos. Kas dar turiu, tada reiškia žieminį dviratį, kurį pavadinau žmonos dviračiu. Čia nuo šito dviračio pradėjau kažkada savo MTB. Dabar atidaviau žmoną ir pavadinau jo į žmonos dviračiu, kurį nuvažiuoja 20 km per sezoną. O aš dadedu ten, žinai, persilipinus per dar kažką ir pagadinu. Vaikų dviračiai irgi kaip priklauso. Tėvas pagal save išrinko, vaikai pradžiai nelabai ką suprato, tai va, vienos dukros Specialized, kitos BMC. Vaikai naudoja kasdien, mano čia yra didžiausia laimė, kad, kaip sakyti, jau pėsčiom į lauką jie nevaikšto. Atidaro garažą ir
Jeigu nusikelčiau pačią pradžią, pirmas dalykas tai min be triusikų. Po bipsais, nes irgi nežinojau šitą dalyką. Antras dalykas, gali iškart pradėti daryti tempimo pratimus. Šiaip parekomenduočiau, nes vis tiek reikalinga. Tai jeigu jums yra virš 25 metų, pradėkit jau dabar. Tai dabar gravelonas pakankamai gerai eina, visas varžybos. MTB padalyvauju dar vis tiek toj tauriai. Na, aišku, Megrė pirmoje vietoje. Čia mano, kaip sakyt, buvo tikslas pagrindinis praeitų metų. Nu ir ką, va, slibinai vieną kartą dalyvauti. Sakiau, daugiau niekada nedalyvausiu iki šių metų. Nes šiais dalyvausiu vėl. Šiaip Vištytis Gravel kažkaip visai patiko. Žiūriu ten YouTube, mano tą seriją apie Vištytį irgi topinio žiūrimumo, nežinau kodėl, bet kažkodėl susižiūrėjo žmonėms. Nu, pradžioje tai nutiko, korona buvo baigėsi sėkmingas verslas. Visus darbus išjungė, sakykime, per vieną dieną. Supratau, kad reikia kažką daryti, pradėjau minti dviračių ir nuo to dabar tai geriau. Dabar padeda ir verslui, nes turiu labai daug verslo draugų, užsakymų ir panašiai iš dviračių pasaulio žmonių. Mano verslas yra reklamos gamyba. Labą dieną, mano vardas Vitalis, profesionalus dviratininkas iš B lygos arba 1000 km dviračių. Dabar pirmas 5 sekundės aš mušiu kriaušę, vėliau jūs, taigi turite 5 sekundės išsinešdinti.